Štai matome ne lietuvių kalba, angliškai atliktą puikų įrašą šalia transatlantinių lakūnų Felikso Vaitkaus ir mūsų kamera krypsta į šio stendo kūrėją Joną Čepą. Jonai, pristatyk savo darbą paskutinį. Šitas darbas jau keliaus, pirmai bus supakuotas, keliaus į Airiją, į Balnerodą, kur mes eksponuosime per Felikso Vaitkaus jubiliejines dienas, per dienas, kurias skirtas Feliksui Vaitkui. Štai taip atrodo šie 5 stendai, jie bus pakabinti Balnerodoje, kiek žinau, viešoje bibliotekoje, anglų kalba, angliškais užrašais, nuotraukos 5 stendai. Čia jau yra paruošti pilnai sumontuoti stendai. Ar jūs savo šito rezultatų patenkintas, kadangi čia jau tas buvo išbandyta lietuvių kalboj, yra papildymų turbūt? Taip, papildymų, kas tais papildymus, tai nepapildėme būtent 6 nuotraukom avarija Airijoje, kadangi nebuvo to papildymo mūsų lietuviškam stende, mes papildėme iš savo fondų būtent 6 nuotraukomis. Kadangi vietiniam gyventojam labai įdomu, kad šalia toj pačiai vietoje, kur lietuvis leido Vaitkus, švęstą jubiliejų ir nuotraukų yra keletas nuotraukų, bet nedaug, o čia mes papildėme savo fondų. Jiems nematys mūsų. O pačiu rezultatu aš labai patenkintas įvertino ir direktorius, ir žmonės, kurie matė šitą parodą sumontuotą, visi su jais yra susižavėję, kad tiek daug informacijos, daug medžiagos, daug nuotraukų ir puikiai išdėstytos. Puikus rėmai, puikus stendai. Kada palieka šitie stendai Lietuvą ir kaip keliauja, kokiu maršrutu? Lietuva palieka, po mano žiniomis, tai rugsėjo 19-20 dienomis. Nežinau, tiksliai, kurią iš jų vieną dieną bus paskirta mašina, automobilis. Reiškia, prieš tai jinai supakuota bus specialią dėžę, specialiai supakuota, pakrauta automobilį ir vežama. Mes atvyksime į Balnerodą ir Airiją, 4 dienom mūsų delegacija ir keli žmonės anksčiau, kur montuosime patį ženklą ir sumontuosime šią parodą, paruošime šventį. Kaip ilgai gyvens ši paroda tolimoj šaly? Mūsų direktoriaus pageidavimu ir mūsų muziejaus pageidavimu mes norim šią parodą padovanoti Balnerodos miesteliui, bet turėjim atsiklausyti ir Kauno miesto savivaldybės. Jeigu nuspręsite Kauno miesto savivaldybę, tada ši paroda bus padovanota Balnerodai, Airijai ir jau jie spręs, kur kaip ką eksponuoti. Tai tikrai čia netikėtas, gražus žestas būtų iš autorių ir tų, istorikų, kurie puoselėja šį prisiminimą, garbingą, drąsų žygį per Atlantą. Manyčiau, kad taip, kadangi čia yra unikali medžiaga, unikali nuotrauka iš būtent atsiųsta Felikso Vaitkaus sūnaus pilypų. Čia yra pagrindinė visa medžiaga iš jo asmeninio archyvų. Ar jūs galite įsivaizduoti, kad Balnerodės grupės, iniciatyvinės grupės, to klubo, kuris palaiko šitą idėją, jie toliau siūs į Ameriką, jeigu į Ameriką nukeliautų šitą parodą, jinai paskiau sugrįžtų vėl į Balnerodę, bet tai būtų nuostabu, jeigu į tuos kraštus, kur apie Čikagą, kur gimė, augo ir veikė Lietuvos aeroklubo atstovai, įsikūrė Amerikoje, įsikūrė aeroklubą, jeigu jie pamatytų tokią parodą. Aš manau, kad tikrai čia mūsų didelė žygis, didelė kelionė, jau per platų pasaulį, kaip sakoma, taip kaip Feliksas Vaitkus skrydį savo paukojo Lietuvai, paukojo savo gyvenimą Lietuvai, taip ir ši paroda galėtų pakeliauti. Kodėl ne? Juk Amerika, taip sakant, savo galingą energiją, kuri išstūmė šitą žmogų, juk neužteko gimti čia ir jo tėvams, bet jis gimė jau Amerikoje, tai yra Amerikos pilietis ir tos kultūros žmogus, ir jeigu nukeliautų ta paroda tokia puikiai į Ameriką, tai būtų labai nuostabu. Ačiū labai, linkim jums sėkmės keliaujant kartu šią parodą į Airiją, o gal ir į Ameriką. Sėkmės, Jonai.